Ivanovas taip, Petrovas taip, Sidoras taip. Ciskarydė. Ne, nu, už kurios vietos Ciskarydė Putinas pakabino? Ką čia jūs tokio taip studijuojate nirtingai? Nu, vat atspausdintas prorusiškų rusų menininkų sąrašas, tų, kurie remia Putino žygį per Alpes, į Krymą. Nu, aš suprantu Rastorgujevas, nu, vyras padarytas SSSR, greičiausiai tam pačiam zavodė kartu su Gazmanovu, kokio girto šaltkalvio. Bet Ciskarydė, aš negaliu patikėti. Nu, o ką Ciskarydė? Taigi jis homosekuliarus, o Putinas gi visą sekuliarizmą paėmęs įspraudęs į kampą, pastatęs ant 4 kaulų ir paėmęs už vienos vietos. Nu, tai gal dėl to ir pasirašo už Putiną. Patiko? Chazanov, ne, nu, aš negaliu patikėti. Taigi žmogus žydas, nu, protingas žmogus. Čia ne koks Zadornovas, kurio anekdotai apie buržujus ir amerikonus patinka Putinui. Taigi Chazanovas su išsilavinimu baigęs šitą kulinarinį technikumą gali atskirti Leningrado agurkinę sriubą nuo Kijevo kotleto. Chazanovas, kaip ir dauguma kitų nusenusių kultūrininkų, seniausiai gyvena ne iš kūrybos, o iš Kremliaus. Bojarskis. Su Bojarskiu viskas aišku. Leningrado aktoriukas, nusifilmavęs vienam seriale, kuris pragyvens iš kūrybos. A Putinas, davęs būtą, kruopų, pinigų skrybeliai davė. Dar duos pinigų ir šalikui, baltam. Bo vaikšto dabar tas Bojarskis su Leningrado Zenito futbolo komandos kažkokiu skudru ant kaklo. Yra toks posakis, umom Rasijų nepanėt, bet čiagi net ne rusai, čiagi žmonės su gerais genais. Kaip čia išeina? Nu matai, jie visi yra buvę pionieriškam Arteke. A vat pats, ar žinai, kas tas Artekas? Ai, tiksliai Artekas. Taigi maudynės jūroj, pirma vyno bonkė, pirmoji meilė, pirmoji seksualinė patirtis, pirmas kartas, kai patvirkino auklėtojas. Čiagi išlieka visam gyvenimui.